Pokalbis su dienos svečiu. RSU radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu ir visiems pristatau šiandien studijoje pas mus svečiuojasi Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas. Labadiena. Labadiena. Na, pirmiausia, jūsų visus darbuotojus su artėjančia švente. Ačiū. Priminsiu visiems klausytojams, jog spalio 2 dieną minėsime Angelų sargų dieną, dar kitaip policijos dieną. Na ir paklausiu jūsų, su kokiomis nuotaikomis pasitinkate šią šventę? Na, iš tikrųjų, kiekviena šventė tai yra lik kažkoks tai atskaitos taškas, kuriuo metu gali pasižiūrėti, kokie yra pasiekti rezultatai, kokios yra pasiektos policijos sistemos gairės. Na ir visada galima pasižiūrėti ir kaip sekėsi policijai dirbti, kokie yra visuomenės ir policijos santykiai. Šiaip šventėm esame nusiteikę pakiliai, kaip ir kiekviena šventė yra tam, kad yra švęsti. Ir esam numatę visą eilę renginių ir miesto gyventojams, kadangi vyks rugsėjo 30 dieną, vyks visuomenės ir policijos šventė. Kartu mes turėsime mišias Šiaulių katedroje, taip pat turėsime bulvare prie Senojo dvaro, turėsime šventę, kur parodysime Šiaulių miesto ir apskrities gyventojams policijos techniką, mūsų kinologų pasirodymą, na ir kitus renginius. Žodžiu, šiauliečiai galės iš arčiau šiek tiek susipažinti su jūsų darbu. Taip, šiauliečiai galės pabūti kartu, pasižiūrėti, kuo šiandien gyvena policija, kaip jinai aprūpinta, kaip jinai gali užtikrinti visuomenės saugumą. Na ir kalbant apie tas sąsajas miestiečių ir policijos, ar jos yra pakankamos šiai dienai, kaip jūs manote? Na, aš manau, visada norisi geresnių santykių, tačiau šiai dienai tikrai reikia pažymėti, kad vis daugiau tiek miesto, tiek apskrities gyventojų pasitikė savo policiją. Iš tikrųjų, vis daugiau gaunam pranešimų apie įvairius teisės pažeidimus ir nusikaltimus, kai žmonės patys pastebėjo vienokią ar kitokią negerovę, praneša policijai. Taip pat reikia pažymėti, kad jau ne pirmi metai vyksta projektas Saugią aplinką kurkime kartu, kur bendruomenių nariai įsitraukia į bendrą veiklą, kurią nori kurti tas gyvenamosios teritorijos aplinką saugią, kad nebūtų nusikaltimo ir kartu su policijos pareigūnai sprendžia bendras saugumo problemas. Žodžiu, galima sakyti, kad žmonės pasitikė šią instituciją. Na, paskutinės apklausos metu buvo nustatyta, kad Šiaulių apskrity policijos pareigūnais pasitikėjo virš 80% gyventojų. Tai aš skaitau tikrai labai geras rezultatas. Taip. Na ir kalbant apie šiaip rezultatus, apie situaciją pastaruoju metu Šiaulių apskrityje, kaip ją būtų galima apibūdinti? Na, iš tikrųjų situacija nesikeičia, nors prieš prasidėjus sunkmečiui buvo galvojama, kad gali kilti nusikaltimų bumas, gali išaugti įvairių rūšių nusikaltimo. Be abejo, kai kurie nusikaltimai auga, bet kai kurie mažėja. Bendrai situacija yra praktiškai panaši. Didėjimo mes turim tik tai 0,4% bendro nusikalstamumo didėjimo, tai praktiškai galim sakyti, kad situacija išliko tokia kaip ir praeitais metais. Lygiai taip pat buvo ir už praeitais metais. Tai galiu pasakyti, kad nusikalstamumas kol kas išlieka stabilus. Policijos ištyrimas taip pat yra labai geras, aš skaityčiau, tokiomis sąlygomis, kokias turime. Šiaulių apskrities policijos pareigūnai ištyrė virš 50% visų nusikaltimų, tai yra gerokai daugiau negu Respublikos vidurkis. Na ir tuo pačiu galima pasidžiaugti, kad iš tikrųjų Šiaulių policija, Šiaulių apskrities policija ištyrė daugiausiai nusikalstamų veikų visoje Respublikoje. Lygiai taip pat ir miesto policija. Tai va tikrai veiklos rezultatai yra džiuginantis. Na, bet žinoma, yra daugiausiai, kaip visur, daugiausiai registruojama vagysčių. Vagysčių būna įvairių ir iš transporto priemonių, ir iš gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų. Tai va čia tokios pagrindinės mūsų problemos. Be abejo, neramina tai, kad daugėja nusikalstamų veikų padarytų viešose vietose, viešosios tvarkos pažeidimo, nors jie yra gerai išaiškinami, tačiau tai rodo, kad vis dėlto, žmonės galbūt
padauginę alkoholio ar kitų priemonių vis dėlto viešose vietose sprendžia savo problemas netinkamai ir iš to kyla paskui iki teisminio tyrimo ir administracinio teisės pažeidimo problemos. Kalbant tarp paauglių tarpe, ar yra didelis nusikalstamumas ar kažkokie kitokie pažeidimai? Na, iš tikrųjų, apskrityje šiai dienai galima pasakyti, kad kažkokio labai ženklaus pasikeitimo nėra. Galima pasakyti, kad nepilnamečiai šiai dienai padarė yra mažiau nusikalstamų veikų lyginant su praeitais metais, tačiau ką mes pastebim, kad kartais nepilnamečių ir jaunimų padarytų nusikaltimų, na, tokie, sakykime, pagal savo sunkumą masteliai sunkėja ir patys nusikaltimai kartais būna brutalūs ir labai žiaurūs. Aišku. Artėjus šventėje, žinoma, nesinori kalbėti apie kažkokius blogus dalykus, tačiau paklausiu vis tiek, su kokiomis problemomis susiduria dažniausiai policijos pareigūnai? Na, be abejo, kaip ir visos biudžetinės įstaigos, mes esame finansuojami iš valstybės biudžeto. Ir aišku, puikiai suprantama, kad šiai dienai iš tikrųjų nėra tų finansinių išteklių tiek, kiek jų reikėtų. Ir todėl reikia kartais imtis įvairių ir radikalių priemonių, siekiant, kad tais pačiais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais užtikrinti žmonių saugumą. Tai tą mes taikom įvairias naujovės. Na, o iš tikrųjų dar galima pasakyti, kad viena iš tokių irgi šiais metais ypač aktualių problemų tai, kad žmonės sulaukia to amžiaus, kai gali išeiti į užtarnautą pareigūno pensiją, jie tą renkasi ir nelabai noriai pasilieka ilgesniam laikui tarnyboj. Tai pas mus pradeda trūkti ir pareigūnų, didėja nekomplektas ir aišku, su mažėjančiais žmogiškaisiais ištekliais pakankamai tampa problematiška išspręsti visas problemas. Tačiau šitos problemos yra sprendžiamos ir aš manau, kad anksčiau ar vėliau jos bus išspręstos. Kągi, tikėkimės. Kol kas padėkosiu Jums už Jūsų pokalbį, kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes grįšime į eterį ir tęsime mūsų pašnekesį. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsime šios dienos pokalbį, kuriame svečiuojasi Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas. Na ir paklausiu Jūsų dabar, dėl ko žmonės dažniausiai kreipiasi? Na, iš tikrųjų, į policiją žmonės kreipiasi dėl įvairiausių dalykų. Pirmiausia, turbūt daug labai žmonių ir praktiškai kiekvienas turbūt kreipiasi dėl dokumentų naujų išdavimo, tai asmens tapatybės kortelių, pasų. Taip pat vykdom tokį dalyką kaip leidimų sistemos, kaip būtent ginklų leidimų, išdavimą naujų, pratesimą. Na ir aišku, daug būna įvairių skundų dėl iš gyventojų, dėl vienokio ar kitokio teisės pažeidimų. Na ir, aišku, pati ta liūdniausia dalis, tai kai būna nukenčia žmonės nuo nusikaltimų. Čia ir noriu Jūsų paklausti, ar dėl ginklų išdavimo daug kreipiasi žmonės, ar daug ginkluojasi mūsų apskrityje? Na, iš tikrųjų, ginklų mes apskrityje turim tikrai nemažai. Tai aišku, daugiausiai žmonės ginklus renkasi medžiokliai. Na, yra tam tikra dalis žmonių, kurie ginkluojasi ir savigynai. Tai kažkokio tikrai nėra didelio bumo, tačiau noriu ir priminti, kad mes kaip tik dabar jau pradėjom registruoti ir dujinius ginklus. Tai va, čia yra nauja kategorija, kurių anksčiau nereikėjo registruoti policijai, tai šiai dienai taip pat vykdoma šitokia veikla ir tie žmonės, kurie turi dujinius ginklus, turėtų kreiptis į mūsų padalinį, registruojantį ginklus ir pristatyti tą ginklą ir užsiregistruoti. Aišku. Ir dar gal apie kitas naujovės, galbūt naujus įstatymus. Na, iš tikrųjų, kaip aš jau minėjau, dėl nepakankamo finansinio išteklių tenka galvoti apie veiklos supaprastinimą, optimizavimą. Tai iš tikrųjų darom tikrai daug nemažų dalykų, tai atsisakom ir nereikalingų policijos pastatų, stengiamės padalinius sukelti į dabar juose esančiuose. Tai vienas iš tokių dalykų, kai Šiaulių miesto policijos komisariato centro nuovada yra kelta į Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato pastatą. Taip pat esam apjungę Šiaulių rajono ir patrulių rinktinės padalinius į vieną padalinį. Taip pat nuo šių metų pradėjo mūsų leidimo sistemos padalinys
dirbti vienas apskrityje, tai būtent ginklai registruojami Šiauliuose visi ir išbandomi Šiauliuose. Na ir visai eilė yra kitų dalykų susijusių su tarnybos organizavimu, taip pat atsisakant vadovaujančių kai kurių pareigybių, pavyzdžiui, praktiškai apskrityje policijos komisariatuose nebeliko kaip ir viršininkų pavaduotojų tokių pareigybių. Taip pat stengiamės sumažinti tų vadovaujančių administracinių pareigybių ir pareigybės orientuoti būtent veiklai. Kągi, ačiū. Artėja tamsusis sezonas ir galbūt kažkokių patarimų ar perspėjimų mūsų klausytojams? Na, iš tikrųjų, tai kaip ir visada mes taip ir statistika rodo, kiekvienas ruduo prasidėjus tamsiajam sezonui padaugėja nusikalstamų veikų. Tai iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad turbūt gyventojai visi turėtų, vis dėlto stengtis naudotis vaikščioti tose gatvėse ir savo maršrutą parikti ten, kur vis dėlto daugiau ar mažiau yra apšviesta. Stengtis vengti tokių vietų, kur apšvietimo visiškai nėra. Be abejo, aktualus klausimas, kaip visada, yra vagystės iš automobilių. Gyventojai kartais pamiršta vertingus daiktus. Aš jau nekalbu apie magnetolas, tačiau palieka ir rankinės, piniginės, kompiuterius, ir įvairius kitus vertingus daiktus, kurie tampa būtent vagystės objektais. Tai reikėtų vengti būtent šitų daiktų palikimo. Aišku, kalbant apie gyvenamasias patalpas, tai pagrindinis dalykas, aišku, kad geriausia kažkur tai išvažiuojant susitarti su kaimynu, kad pasižiūrėtų, bet jeigu galvojant apie didesnį saugumą, tai turbūt reikėtų galvoti apie būtent apsaugos sistemos įrengimas, tai signalizacijų įrengimą. Jų yra įvairių, yra dabar daug įvairių firmų, kurios saugo gyventojų turtą, nes policija, kaip žinote, jau nuo šių metų gruodžio 31 nebevykdė šitos funkcijos, tačiau aišku, kad yra tikrai nemaža dalis tų apsaugos tarnybų, kurios galėtų padėti užtikrinti savo gyvenamojo būsto saugumą. Ir aišku, dar viena tokia yra problema, tai būtent pasibaigus vasaros sezonui žmonės grįžta iš sodų, pasilieka tušti sodai, pasilieka ten irgi daug vertingų daiktų, ir ten irgi paprastai vyksta nemažai vagysčių, tai reikėtų irgi pasirūpinti vertingais tais daiktais, kad jie ten nepasiliktų, galbūt galima kažkur tai juos įsivežti, ar kitur bent jau sudėti ten, kur sunkiau patekti. Kągi, ačiū Jums. Gal norite dar kažką tai pridurti? Kalbant apie įstatymus, tai iš tikrųjų įstatymai keičiasi labai smarkiai. Išleidžiame daug įvairių naujų teisės aktų, tai šis ruduo taip pat bus labai karštas, kadangi Seime yra visa eilė įstatymų projektų, kurie gali būti priimti, tai kas liečia ir policijos veiklos pasikeitimus, ir tam tikras socialinės garantijas, tiek ir policijos veiklos įstatymo pasikeitimą, taip kad policijos pareigūnams šitas ruduo bus pakankamai įdomus dėl įvairios naujos veiklos ar naujų socialinių garantijų. O galbūt šiek tiek sukonkretinkime, kokie numatomi yra priimti įstatymai ir kas pasikeistų būtent policijos pareigūnams? Tai yra ir mūsų pensiniai įstatymai, mūsų socialinės garantijos susijusios su ištarnautų metų laiku, taip pat su pareigūnų rotacija ir daug kitų. Kągi, ačiū Jums. Ir pabaigai paprašysiu Jūsų palinkėjimo visiems RSU radijo klausytojams, galbūt ir savo darbuotojams. Iš tikrųjų, naudodamasis progą, tai pirmiausia norėčiau pasveikinti visus policijos pareigūnus ir darbuotojus su artėjančia policijos diena. Palinkėti sėkmės šitam nelengvam darbe, daugiau optimizmo, nes sunkumai visada kažkada baigėsi. tą darbą, kurį pradėjom, visada malonu daryti iki galo, kad būtų patenkinti mūsų gyventojai. O gyventojams norėčiau palinkėti glaudesnio bendradarbiavimo su policija. Tik kartu dirbdami mes galim pasiekti didesnio saugumo jausmo, jausti saugiai ir pasitikėti vieni kitais. Aš Jums padėkosiu, kad šiandien atvykote pas mus į studiją. Sėkmės Jums jūsų tikrai nelengvame kelyje. Dar kartą Jūs ir Jūsų visus darbuotojus taip pat sveikinu su Angelų